Išmoksime pertvarkyti sveikuosius reiškinius. Vienas iš pagrindinių veiksmų yra panašiųjų narių sutraukimas, bet prieš tai turime susitarti dėl kai kurių sąvokų. Raidė esanti reiškinyje yra vadinama kintamuoju. Tai pirmame pavyzdyje turime kintamąjį x, antrame pavyzdyje turime kintamąjį y. Skaičius esantis prie kintamojo yra vadinamas koeficientu. Tai tarkim 6 minus 13 yra koeficientas. Yra ir koeficientų, kurie neturi kintamojo, minus 14 plus 26. Panašiai nariai yra tokie nariai, kurie turi tokią pačią raidinę dalį. Reiškia, turi sutapti ne tik tai pats kintamasis, bet ir to kintamojo laipsnis. Patartina, sutraukiant panašiuosius narius, juos pirmiausia pabraukti. Tai pirmame pavyzdyje panašiai nariai yra 6x ir minus 13x, pabraukiam kartu su ženklu, nes tai yra labai svarbu. Ir kiti panašiai nariai yra minus 14 ir plus 26. Tai dabar juos sutraukime. 6x minus 13x yra minus 7x. Minus 14 plus 26 yra plus 12. Štai ir sutraukiam panašiuosius narius. Antrame pavyzdyje mūsų koeficientai yra trupmeniniai skaičiai. Kad būtų patogiau, mes juos atskirkime. Tai minus 1/4 perrašom, minus. Prie y skaitiklyje yra vienetas, todėl mes galime antrąjį narį perrašyti kaip minus 1/2 y plus 2 sveiki 1/2 ir minus. Štai čia irgi galime užrašyti atskirai, nes tai yra tas pats, kas minus 3/2 y. Ir dabar akivaizdžiai matome, kokie koeficientai yra prie mūsų panašių narių. Pabraukime panašiuosius narius. Minus 1/2 y ir minus 3/2 y. Minus 1/2 ir minus 3/2 yra minus 4/2 arba tiesiog minus 2 y. O minus 1/4 plus 2 sveiki 1/2 yra plus 2 sveiki 1/4. Štai ir sutraukiam panašiuosius narius. Kitas labai svarbus veiksmas yra vienanario ir daugianario daugyba. Štai turime patį pirmąjį pavyzdį. Vienanarį 4x norime padauginti iš x minus 2y. Turime atskliausti. Atskliautimo taisyklė sako, kad narys esantis prieš skliaustus turi būti padaugintas iš kiekvieno nario esančio skliaustuose. Taigi, 4x kart x yra 4x kvadratu ir 4x kart minus 2y yra minus, koeficientą dauginam su koeficientu, kintamai su kintamuoju. 4 kart 2 yra 8, x kart y yra xy. Panagrinėkime antrąjį pavyzdį. Dabar mūsų vienanaris yra su minuso ženklu. Vėlgi, tą vienanarį dauginsime iš kiekvieno nario esančios skliaustuose. Bet kadangi mūsų vienanaris turi minusą, tai daugindami keisime dar ir ženklą. Minus 5x kvadratu kart x yra minus 5x trečiuoju. Minus 5x kvadratu plus 2, minusas kart pliusas, turėsime minusą, 5 padauginsim iš 2, turėsime 10 ir dar x
kvadratu. Taigi, nepamirškime, jeigu turime minusą prieš skliaustus, tai atskliaudinėdami turime kiekvieną skliaustuose esantį ženklą pakeisti priešingu. Kitas labai svarbus veiksmas yra daugianarių daugyba. Jeigu mes turime skliaustą padaugintą iš skliausto, tai taisyklė yra tokia pati. Pirmojo skliausto kiekvienas narys yra dauginamas su kiekvienu kito skliausto nariu. Taigi, septynetą turėsime padauginti iš 2y ir iš 3, o minus y turėsim padauginti iš 2y ir iš 3. Taip ir padarykime. Taigi, 7 kart 2y sudauginame koeficientus. Turėsime 14y, 7 kart plus 3, abudu skaičiai yra teigiami, todėl plus 21. Toliau keliaujam. Minus y kart 2y. Matome, kad turime minusą. Taigi, sandauga bus neigiama minus 2y kvadratu. Toliau, minus y plus 3, minusas ir pliusas turėsime minusą, y kart 3 yra 3y. Dabar pažiūrėkime, ar neturime panašių narių. Matom, kad turim 14y ir minus 3y. Nepamirškime, kad kartu su ženklu imamas narys. Tai 14 minus 3y yra 11y ir daugiau panašių narių mes neturime, taigi tiesiog perrašome. Plus 21 minus 2y kvadratu. Na, matematikoje yra priimta atsakymą rašyti kintamųjų laipsnių didėjimo tvarka, taigi taip ir užrašykime. Minus 2y kvadratu plus 11y ir plus 21. Dar prisiminkime atskliautimą pagal greitosios daugybos formulės. Mes žinome su jumis 3 greitosios daugybos formulės. Sumos kvadrato formulė a plus b kvadratu lygu a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu, skirtumo kvadrato formulė a minus b kvadratu lygu a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu ir kvadratų skirtumo formulė a kvadratu minus b kvadratu lygu a minus b kart a plus b. Taigi atskliausti galima ir naudojant greitosios daugybos formulės, tik tai reikia jas atpažinti. Ir turime 2 pavyzdžius. Išnagrinėkim patį pirmą pavyzdį. 2 minus 5x apskliausta kvadratu. Matome, kad turime dvinarį pakeltą kvadratu ir tarp narių yra minuso ženklas. Tai akivaizdu, jog turėsime taikyti štai šią greitosios daugybos formulę. Mūsų a yra dvejetas, mūsų b yra 5x. Taigi, pagal šią formulę a kvadratu yra 2 kvadratu minus dviguba dvejeto ir 5x sandauga ir plus 5x irgi turim pakelti kvadratu. Kadangi kvadratu keliam ne tik x, bet ir 5, todėl yra reikalingi skliausteliai. Na, o dabar apskaičiuokime. 2 kvadratu yra 4 minus 2 kart 2 ir kart 5 yra 20x ir plus 5 kvadratu yra 25, x kvadratu yra x kvadratu. Ir štai turime atsakymą. Antrasis pavyzdys. Matome, kad turime 2 dvinarių sandaugą. Nariai sutampa, skiriasi ženklas tarp jų. Taigi turime tokių pačių narių, skirtumo ir sumos sandaugą. Pažiūrėkime atidžiau mūsų formulės ir pastebime, kad štai šios formulės antroji dalis kaip tik ir reiškia tai, ką mes turime. Vadinasi,
3m yra mūsų a, o 2n yra mūsų b. Pagal formulę a minus b ir a plus b sudauginę turėsime a kvadratu minus b kvadratu. Taigi turime 3m kvadratu minus 2n kvadratu. Ir tai bus lygu 9m kvadratu minus 4n kvadratu.